Sveiki, jūs žiūrite Fotografas TV, www.fotografas.tv ir šiandien kartu su jumis aš norėčiau apžiūrėti, kas įeina į Nikon D700 dėžutę. Taigi pažiūrėkime iš arčiau. Nikon D7000 instrukcija. Pirkimo dokumentai ir garantija. Greita pažintinė, kaip naudotis Nikonu išpakavus, jeigu nenorite skaityti pilnos instrukcijos. Dėžutė su pakrovėju. USB kabelis. Pačio fotoaparato dėžutė. Bei pats Nikon D7000. Aš jau naudojusi šio Nikonu, tad esu užsidėjęs papildomą diržą. Jisai neįeina į standartinį įpakavimą, jį reikia pirkti atskirai. Taip Nikonas D7000 atrodo su objektyvu Nikkor 35 mm 1.8G. Labai pamėgtas manim tas objektyvas, jis tikrai vertas savo pinigų. Ir rezultatas su jo irgi labai neblogas. Nuotraukos tikrai man patinka. Čia išgirtas dvigubos kortelės. Jūs galite statyti vieną kortelę arba dvi kortelės. Yra galimybė įrašinėti į vieną kortelę ir taip pat daryti kopiją į antrą kortelę. Čia leidžia jums meniu pasirinkti būtent Nikono D7000. Arba nuotraukas įrašinėti į vieną kortelę, o video įrašinėti į kitą kortelę. Tai jau pasiskolinta iš brangesnių Nikono brolių, tai Nikon D3S, Nikonas D3, tai profesionalūs fotoaparatai, profesionalios dėžutės turėjo tokią funkciją, tik tais ne su SD kortelėm, o su Compact Flash kortelėm. Labai gera. Labai patogu ir labai gera galimybė, kad galima įdėti dvi korteles. Štai taip atrodo Nikon D7000 iš arčiau. Keletą pastebėjimų apie šį fotoaparatą, kadangi aš jau jį naudoju nemažą laiką. Taigi 3000 litų vertės fotoaparatų klasėje, manyčiau, kad jis užima pirmą vietą.
ypač tiems, kas labiau fotografuoja nei filmuoja. Viena iš didžiausių priežasčių, kodėl šitas fotoaparatas yra ypatingai geras ir ypatingai vertinamas kiek kainos, kiek kokybės santykių ir pakankamai stipriai perkamos. Tai kad dėžutė, bodis yra padarytas ne iš plastmasės, o iš magnio lydinio, taip kaip profesionalūs fotoaparatai, jau kurie kainuoja mažiausiai 2 kartus brangiau. Tai čia kalba eina apie Nikon D700, D800 ir taip toliau, Canonas 5D Mark 5D Mark II, atsiprašau. Ir dvi kortelės dedamos iš karto labai patogi funkcija. Fokusavimas geras, kadrai 6 kadrai per sekundę, tai yra jau labai nemažai. Žinoma, niekada nemaišo daugiau, 8 kadrai per sekundę būtų dar geriau. Tačiau yra kaip yra ir tai yra tikrai daug. Jau tai leidžia 6 kadrai per sekundę duoda galimybę fotografuoti sportą, vaikus, gyvesnį veiksmą. Sensoriaus jautrumas dar vienas iš privalumų šio fotoaparato, į kurį ypatingai verta atkreipti dėmesį perkant bet kokį fotoaparatą, tai yra sensoriaus jautrumas, sensoriaus kokybė, ISO jautrumas. Tai būtent šis Nikon D7000 pranoksta netgi Canon 7D sensoriaus jautrumu ir tai aš išbandžiau pats, o ne tiesiog kažkur tai perskaičiau. Taigi štai taip, visai neblogas aparatas. Jeigu kažkas tai žiūrite fotoaparatą apie 3000 litukų, manyčiau, kad tai yra neblogas pasirinkimas. Vienas iš trūkumų dar pastebėsiu, ne trūkumų, bet galbūt aš visai būčiau laimingas, kadangi daugiau su šio fotoaparatu filmuoju nei fotografuoju. Norėčiau, kad būtų atverčiamas skrynas. Taigi, čia būtų turbūt vienintelis minusas iš tų, kuriuos aš galiu pastebėti. Ir dar baterijos. Baterijos laiko labai gerai. Ypatingai gerai laiko baterijos. Nors ant D800 jau įdėta tokia pati baterija kaip ant būtent D7000 ir jam jau trupučiuką trūksta jėgos. O D7000 šitą bateriją pats tas. Taigi taip, čia buvo mano pastebėjimai apie Nikon D7000 keletą mėnesių naudojimo. Ir jūs žiūrėjote Fotografas TV, www.fotografas TV, spauskite like, subscribe ir pamatysite daugiau panašaus pobūdžio video. Iki malonaus!